Šiandien kuriu savo naują video vlogą, todėl, kad šiandien, ką tik atsikėliau iš lovos, pasiėmiau šampūną, pasiėmiau rankšluostį, pasiėmiau megztinius ir ėjau nusimaudyti. Todėl dabar nusimaudęs, ką tik buvau vienų prirašęs daug Facebook'o dalykų, ten yra buvę jau labai seniai, todėl, kad geriu dabar kavą ir todėl, kad reikėtų, būtent, kad galėtų kažkas tai surekomenduoti, gal ką nors tokio pasidaryti, o šiaip tai norėčiau labai eiti į molį. Jeigu molyje bus noro, eisiu, jeigu nebus noro, eisiu. Man yra labai toks, kaip sakant, toks labai geras rytas šiandien, geras oras šiandien lauke, nenori kažko sakyti. Būtent tik tiek, kad geriu kavą. Ir suprantat, yra štai tokie variantai. Nelabai ir tenoriu daryti su jais, bet tiksliau tariant, kad galėčiau geriau gyventi. Ir tada dabar geriu kavą. Būtent pridurti galima labai daug. Labai daug Facebook'e pas manęs yra nuotraukų N, video vlogų N. Todėl, kad dabar yra toks kaip meno pobūvis, kaip viskas šiandien atsitiko. Labai paprastai. Reikėjo, kad aš neieškau gaubų, bet aš tik taip pamiklinau. Ir todėl dabar tik tiek laukiu, gal bus geras rytas, gal išeisiu lauką, gal pasivaikščioti, gal kažkur nueisiu į parkelį pasivaikščioti. Geras rytas, tik tiek, kad per daug tų variantų, reikėtų gal prašyti, kad nupirktų man kavos Las Café La Fiesta. Tiksliau tariant, nelabai ką galiu pasakyti, bet tiksliau tariant, galėčiau save diskompromituoti ar kažkaip, kad galėčiau kažką savo, būtent jiems, ne tik savo ir jiems kažką būtent suteikti. Būtent nenorėčiau labai darbuotojų skųsti, bet kad aš Facebook'e prisirašinėjau visokių dalykų, visokių, nesvarbu, svarbiausia, kad gyventi yra tai, ko reikia. Mama pasiims ar 2 savaitėm, ar mėnesiui. Aš dar negaliu pasakyti, ką čia nuspręs. Čia daktarai sprendžia, o mes ne vien patys. Čia sprendžia daktarai, ne mes patys. Mes patys nuspręsim, kaip mums yra geriau gyventi, kaip ne. Būtent pasitikti savus žmonės atvažiuos iš Vokietijos, iš Belgijos, Suomijos aplankyti manęs. Atvažiuos mano tėvai iš kažkur, kažkomet atvažiuos. Nežinau kada ir kaip, bet tiksliau tariant, galėtų kas nors tai atvažiuoti ir aplankyti. Būtent iš mano namiškių. Būtent tik tiek su jumis norėjau Giedrius Gintalas ir ate. Dar norėčiau, pažiūrėkit save. Ate.